Gerbimieji klientai, dabar įrašysiu vieną video, kad pakalbėtum apie šilumos siurblį Oras vanduo, būtent monobloką. Dabar matote mūsų puslapį komfortobūstas.lt, kur jūs galite įsigyti skirtingą įrangą jūsų namai. Ir dabar, kaip minėjau, žiūrėsim šilumos siurblį. Matom šilumos siurblį Oras vanduo, spaudžiam. Kadangi dar, kaip sakoma, karštos vasaros dienos, bet reikia nepamiršti, kad greitai ateina ruduo ir mes turėsim pasirūpinti, kad namie būtų šilta. Taip, dabar pakalbėsim, matot, užėjom mūsų katalogą, čia daug yra skirtingų gamintojų šilumos siurblių Oras vanduo tipo ir aš noriu truputį pakalbėti apie Nordis. Taip, dabar pasirinksim Nordis Optimus Pro, spaudžiu ir yra pasirinkimas be boilerių, monoblokai, su integruotu boileriu, spaudžiu monoblokai. Spaudžiu monoblokai ir mums atfiltruos būtent monoblokus. Tai, matom. Ir dar, kaip sakoma, nemokamas paleidimas, kas sumontuos iki šio mėnesio pabaigoje, bet šiaip tai, man atrodo, akcija gal dar jie pratęs toliau. Ta prasme, kada jis sumontuos, atvažiuos atstovas ir paleista įranga visiškai nemokamai. Sakysim, to pačiu Panasonic paleidimas kainuoja ten, man atrodo, nuo 150 eurų. Reikia tikslinti, ta prasme, dar jūs sutaupysit papildomų pinigų. Ką galiu pasakyti būtent dėl monoblokų? Lietuvoje daugiausiai žinomas tokios sistemas kaip split sistema, tai reiškia Oras vanduo tipo. Tai reiškia, vienas blokas bus laukia, kitas blokas bus viduje. Jie susijungia su trasa ir būna vidinis blokas arba integruotų boilerių, arba būna be boilerių. Taip, dabar Lietuvoje buvo labai populiarūs, daugiausiai pardavimai buvo būtent split sistemų, bet paskutinį laikotarpį vis daugėjo pirkimų būtent monoblokų. Kokie monoblokų pliusai? Aš matau 2 pliusus pagrindinius. Jeigu žinot kitų pliusų, galite man parašyti komentarą, būtų įdomu man sužinoti ir kitiems žmonėms. Aišku, kiekvienas žmogus turi savo požiūrį į tą dalyką ir gal kas nors randa kitų svarbių pliusų, būtent monoblokų, ir dėl to gal aš ne viską žinau, kiti ne viską žinom. Tai būtų labai faina, jeigu jūs pasidalinsit ir nepamirškite pastatyti laiką, jeigu jums patiko video, galite irgi užsirašyti į mūsų kanalą. Mes dažnai, kaip sakoma, laiko nuo laiko parašom visokius rolikus, tokius video apie įrangą. Jeigu pas jūs ten vyksta statybos, naujas namas, arba jūs norite renovuoti savo namą, visada jūs galite rasti vertingos jums informacijos. Ir noriu paminėti, kad Komforto būste irgi galima rasti straipsnius, kur irgi bus labai tokia vertinga informacija, kaip pasirinkti įrangą būtent. Noriu dar priminti, kad mes prekiaujam įvairių gamintojų, mes nesame pririšti prie vieno arba kito gamintojo, kaip būna tai daro montuotojai, kad jiems, kaip sakoma, nedaug turėti informacijos apie skirtingus įrenginius, turim, neturim, kokios kainos. Jie dirba dažniausiai su vienu gamintoju, su 2 gamintojų. Ir, sakysim, jeigu jūs paskambinsit, sakysit, nori Oras vanduo, tai montuotojas toks jums pasakys, kad jo yra, sakysim, toks ir toks gamintojas, į kitą galite nežiūrėti, nes kitas tik pinigų praradimas. Ir būtent reikia šitą pirkti gamintoją, nes jam patogu tą gamintoją, tą įrangą sumontuoti ir patogu ją parduoti. O jis visiškai negalvoja apie klientų norus. Tai mes to dalyko nedarom, dėl to pas mus didelis pasirinkimas ir žmogus gali pasirinkti įrangą būtent pagal savo norus, pagal savo piniginę, pagal savo charakteristikos. Dėl to yra didelis pasirinkimas ir mums patogiau, kad būtų klientas pasirinktų būtent tą įrangą, kurie jam tinka, o ne tą, kurią mes būtent norim parduoti. Taip, dabar jūs matot, sakysim, pirmas pozicija šilumos siurblys Oras vanduo, monoblokas. Mes metom tokį didelį bloką, čia jis bus laukia stovės, vidų jokių blokų nebus, iš vidaus bus tik atvesti vamzdeliai.
Taip, dabar galingumas šio blokų 10 kW. Tai va, sakysim, jeigu pas jūs naujas namas A+, tai 10 kW, tai čia gali būti iki ten kokį 170-180 kvadratų jis gali laisvai apšildyti. Tai vat, kaina iš tikrųjų mes matom nėra didelė pagal, kaip sakoma, rinką. Jeigu palyginsi su Japonijos gamintojais, to prasme, brangesniais, tai ten kaina bus didesnė. Nordis čia skandinavų brandas, bet gaminamas yra Kinijoje įranga, bet įranga gana kokybiška ir neblogai veikia. Daug labai pardavimų tos įrangos, kažkokiu tam blogų atsiliepimų iš klientų, kad kažkas blogai labai arba kažkokie gydimai būtų, kažkaip tai nesusidūrim su to dalyku. Taip, dabar matom visą įrangą, jo iki -20 galingumo, koks modelis vadinasi, kaina, čia visos instrukcijos prikabintos, kad jums būtų patogu nupirkus tą įrangą, užeiti, paskaityti instrukciją, techninį duomenį, čia galim pažiūrėti, įdėti krepšelį, pirkti galim įrangą įsimokėtiną, irgi mūsų puslapį galim pasijungti prie, kaip sakoma, leasinginių kompanijų ir gauti pasiūlymą pirkti leasingų. Po to yra aprašymas, kaip visada. Tai jau mes matom, ką svarbiausia reikia žiūrėti, kad energijos efektyvumo klasė A3+, čia gana aukštas, ypatingai tylus. Ta prasme, čia irgi gerai, kad nelabai nori kas, kad už langų jam muštų labai tą įrangą. Tai vat, pultas yra jautrus, gerai valdomas, integruotas Wi-Fi, galima valdyti su telefonu ir svarbiausias irgi dalykas Mitsubishi Electric 2 rotorių kompresorius. Tai čia reiškia, kad Mitsubishi čia vienas iš geresnių kompresorių. Kompresorius šilumos siurbliai čia yra kaip širdis žmogui. Kadangi Mitsubishi stoja kompresorius, reiškia Nordis gamina nors Kinijoje, bet jis susideda iš geresnių dalių. Ta prasme, jis nenori pataupyti jūsų sąskaitai. Čia labai didelis pliusas. Taip, integruotas 3 kW tenas labai svarbu, jeigu bus be integruotų tenų, žinokit, gali turėti problemų žiemai. Tai kad irgi atkreipti šitą dėmesį. Tai viską čia, kaip sakoma, išplitimas bakelis integruotas. Tai kaip sakau, čia labai daug tų visų, kaip sakoma, tokių pliusų yra, daug sudėta ir gera labai kaina. Tai kad tikrai Nordis monoblokas vertas dėmesiui. Jo, jūs gali, sakau, mes norim kuo daugiau jums suteikti informacijos, kad jūs nesuklystų, kad jūs galite palyginti, sakysim, parametrai su kitais gamintojais ir būtent pasirinkti reikiamą jums įrangą. Tai čia viską, kaip sakoma, surašyta, kad mes kokių tik radome duomenius, kad jūs viską paskaitytų. Ir papildomai, aišku, pas mus galima nupirkti dar stovą, tam blokui statyti kitus dalykus, kuriems reikia pajungti. Tai papildomus dalykus. Ir dabar noriu pakalbėti ne tik apie Nordis, nors jis iš tikrųjų vertas dėmesio, bet aplamai apie monoblokus. Kodėl monoblokai, kokie turi pliusų prieš split sistemą. Pirmas pliusas yra, ypač monoblokai tom populiarūs, sakysim, Europai, to pačiai Vokietijai, Austrijai, Danijai, Olandijai. Dėl to, kad pajungti monobloką paprasčiau nei pajungti split sistemą. Split sistemą reikia pajungti freoninį dalį ir ten reikia jau specialistų, kuris dirbti su freonu. Monobloką pajungti gali ir santechnikas, kuris, kaip sakoma, įsimano savo darbą. Tai pajungimas lengvesnis yra ir pigesnis. Ir, pavyzdžiui, kad ir pas mus pigesnis, o jeigu kalbant apie Europos šalis, tai ten, kaip sakoma, tas montavimo kaina tikrai labai aukšta, labai didelė ir žmonės pasirinkus monobloką gana nemažai sutaupo ant montavimo darbų. Tai vienas iš priežasties. Kitas priežastys yra, kadangi dabar
daug statoma tokių kotedžiukų, nedidelių namų, kuris, sakysim, kvadratūra ten neviršė, ten, sakysim, 200 kvadratų. Nu, dabar, matot, 10 kW, čia gana galingas yra, būna ir kitų gamintojų galim rasti monobloką ir silpnesnį. Tai va, sakysim, būna, jeigu ten iki 100 kvadratų koks nors statomas namukas, kotedžas, tai tokiam kvadratūrai labai ten suplanuotas, patalpa kvadratūra, ten tiek virtuvė, viską kita, kad, kompaktiškai viskas sudėta, kad viskams ir spintai, visą kitą, kad sudėti visus daiktus ir būtų vietos ir miegamai, ir voniai, visą kitą. Tai kad nėra kažkokių laisvų atskirų patalpėlių, kokių katilinių, kur galite jūs ten įdėti į vidinį dalį. Tai vat, kadangi nėra vidinės dalies, tai sutaupo vietos ir tada galima statyti monobloką. Čia sutaupant vietos, kaip sakoma, čia didelis antras pliusas monoblokų sistemų. Tai vat, tokie vat reikalai. Kitas dalykas, kad jeigu žmonės sako, tai kad ten jeigu eis vanduo iš sistemos, tai jie užšals, bet Nordis atstovai mane tikino, kad jie neduoda garantiją, kad neužšals vanduo. Aišku, ten reikia kai kurių reikalavimų laikytis. Tada galioja garantija. Tai kad nebūtinai jūs turit užpildyti į sistemą gliukolį, tas skystį, kuris neužšąla, bet galima su monobloku ir naudotis įpilant vandenį į sistemą. Tai kad galit jūs atkreipti dėmesį į monobloką Nordis. Nordis prekiaujam ir kondicionieriais, ir split sistemą turi, ir oras šilumos siurblius turi. Gana geros kainos, nebloga kokybė ir tikrai galit mūsų puslapį surasti jums tinkamą įrangą. Tai dabar čia irgi nuotraukų visokių, kaip jis ten atrodo. Taip, komplektas, kas yra pridėta komplekte. Žodžiu, mes stengiamės kuo daugiau suteikti jums informacijos. Daugiau čia atstovas, sakysim, jam dar pastovų būna dar papildomų dalių, kur galima, kad jis lygiai stovėtų, jeigu pas jūs nėra ten trinkelio sudėta. Tai kad laukiam jūsų apsilankyti, kaip sakoma, mūsų elektroninė parduotuvė Komforto būstas. Pastatykite laiką po šito video ir mes padėsim jums, prakonsultuosim ir išrinksim tinkamą jums šilumos siurblį už labai gerą kainą, su geru aptarnavimu, su geru servisu. Iki sekančio karto.